2025 m. birželio 28 d. sukanka lygiai 100 metų nuo pirmojo Lietuvos kultūros kongreso, įvykusio praėjus beveik 1 metams nuo pirmos tautinės Lietuvos dainų šventės. Ta proga, atėjus pasauliniai kultūros dienai, pasigėrėkime ir pasidžiaukime Žemaitijos sostinės Telšių kultūros lobynu, kuris pildėsi per šimtmečius ir stebina ne vieną. Daugiau nei 30 poetų, visas pulkas muzikantų, dailininkų, prozininkų, mokslininkų ir švietėjų gyveno ir lankėsi, kūrė įkvėpti nuostabaus Telšių kraštovaizdžio grožio. Didžiulį indėlį į kultūros sluoksnius įnešė ir Telšių dvasiškiai, dvarininkija, valdininkai bei želdintojai, netgi pramonininkai. 18 amžiaus teisininkas ir poetas Antanas Klementas, Antano Baranausko Anykščio Šilelio įkvėpėja, pirma moteris lietuvių literatūroje Karolina Praniauskaitė, 1924 metais įkurtas ir pradėjęs savo koncertinę veiklą pirmasis Žemaitijos simfoninis orkestras, tuo metu mokytojavęs filosofas Vydūnas, kurio sodinta Kaštonų alėja iki šiol džiugina mus. Čia kūręs poetas ir Alkos muziejaus steigėjas Pranas Genys. Telšiuose mokėsis poetas Vytautas Mačernis, svečiavusis rašytoja Ieva Simonaitytė, bei daugybė kitų šviesuolių, kūrusių gėrio, grožio ir lietuvybės atmosferą, už kurią galvas dėjo ir 1863 metų sukilėliai ir pokario šatrijos rinktinės kovotojai. Laikas skaityti ir kartoti kūrėjo pavardės, jų darbus, kad būtume ir liktume stiprus ir savo kūrybinių paveldų. Stoviu prie Alkos muziejaus, kuris prieš keletą metų pakeitė savo statusą į priklausomybę į aukštesnį lygį, priklauso tiesiogiai kultūros ministerijai. Ir čia paskaitysiu turbūt sąrašo, Telšių kultūros akcentų sąrašo dalį, liudijimai apie Lietuvos gyventojus ir muziejininkai. Telšių vardas paminėtas rašytiniuose šaltiniuose 1450. 1932 metų vasario 16 Telšiuose veikianti Žemaičių senovės mėgėjų draugija Alka įsteigė kraštotyros muziejų, dabar Žemaičių muziejus Alka. 1934 metais Laukos sodos apylinkėse Dargiškių kaimelyje rastas monetų lobis ir papuošalų lobis, saugomas valstybės kaip nacionalinio reikšmingumo objektas. Brinšteinas Mykolas Eustachijus 1874–1938, mokslo ir kultūros istorikas, lietuvių raštijos bibliografas, etnografas, muziejininkas. Butrimas Adomas, gimęs 1955 metais, meno istorikas, archeologas, profesorius, daktaras, 2004–2011 metais VDA rektorius. Pranas Genys, gimęs 1902 metais, miręs 1952. Muziejininkas, poetas, mokytojas. Švėgždavičius Bronius, gimęs 1910, miręs 1969, ir jo sūnus Švėgždavičius Kęstutis,
gimęs 1955, miręs 2013 metais. Abu muziejininkai, Alka vadovai. Valatka Vitas, gimęs 1927, miręs 1977. Muziejininkas. Valatkienė Laimutė, gimusi 1937, mirusi 2018. Archeologė, muziejininkė, ilgametė Žemaičių muziejaus Alka darbuotoja.